Sveiki visi, ant Juodlės ežerėlio bandysim paskutinę dieną pagauti margašonį. Ką gręžiam eketes ir bandom. Nu, šiandien žvejosim vėl su Bruno. Bruno. Ką ledas apie 30-40. Taip ir gręžiam su elektriniu. Sigręšim apie kokį 20 ekečių ir pradėsim. Švituoklių visokiausių turim. Šiek tiek didesnių. O tokia mėlyna spalvytė einama. Natūrali ešerio imitacija. Tokios mažesnės. Ir čia dar iš tų didesnių. Tai rapaliukos. Tokie svarbu, kad karoliukai būtų apačio. Nu ką, pradėsim. Nu, pradžia kibiausia mano. Klijuota jau uodegėlė. Sena, su karoliuku, bet iš tikrųjų dirbanti ir labai efektyvi. Švituoklės lukt. Ir va taip dirba. Žvejų nedaug. Pora vienam krašte, vienas link vidurio, mes nuo vidurio į kitą pusę. Ką, pirtinytės ant rankų, kad nešalt. Pasimatuojam gylį pradžiai. Gylį turim, nu, kas 2, 3, 5 sekundės. Kelimą pasidarom iki 15 pakelimų. Galima daryti 20, 10 mažokai, aš iki 15 taip padarau. Keičiame eketes. Temperatūra 16 laipsnių šalčio. Paskutinė sausio diena, kada galima gaudyti margašonės. Kaip seksis, pažiūrėsim. Nu, kolega toli jau. Kiek matau, apie 15 ketėlį išsigrėžia ir arba šitą pusę, arba aną pusę pareis. Sniego daug sunkiau. Bet kai Bruno šalia draugas, ištikimas jo, tai daug lengvesnė žvejyba pasidaro. Šitoje ketėlį nieko. Žolyčio, jeigu pakliuvo žolyčių, kibimo nebus. Šiaip jaučiasi žolytės. Sekančia. Ledukus put. Gylį jau turim, gylis vienodas. Bandom. Valiuko šalo. Bet nieko, nusivalysim paskui ledus, bus viskas labai gerai. Galbūt kokie ešerį irgi pavyks išmedžioti. Kibimas. O, pasileido. Būna ir taip. Buvo kibimas, bet nedidelė. Pasileido. Taip jau būna kartais. Trečiam prikėlime. Ir ko gero antrą kartą nebebus ėmimo. Keisime eketę gal kitoj. Arba po kurio laiko galima sugrįžti ir būna kibimukas. Kol kas iš 8 ketėlių tik vienas kibimas. Sunkiai pradžia, bet žiūrėsim. Yra žolyčių kai kur. Tai jeigu žolytė pakliūna, aplinkiam tą eketę, einam į kitą.
dar reikia eketėlio pakankamai, paskui gręšime į šitą šilą. Nu, čia pasėdęs ledas, vandenėlis visur. Išbėgo, sušlapins sniegą ir dar pastorins ledą. Čia irgi žolės. Čia irgi žolės. Žolės, tai net nebebandom. Iš karto einam toliau. Ir vis. Nieko nepadarysi, visko būna. Ir žolių, ir žuvų. Ir žolių ten ir žuvų yra. Gręžiame eketėlės. Ledas tai labai storas. Baisiai storas. Prasivalom. Panašiai kas 8 žingsnius pasigrėžiam. Taip įsigręžim kokį 20. Kas čia per bairis? Vyksta neužšalę. Žiūrėsim, įdomu. Oho, kaip vanduo bėga. Nu ką tam kažkokiam čia šaltiniui bandom. Nieks nevaikščioja, bet eketėlė neužšąla. Keista. Labai keista. Bet kol kas nieks čia ir nekimba. Tik nuleidau paukštį ir yra atsikabino. Nu, būna ir taip kartais. Bet nedidelė. Nu ką, kita eketėlė. Iš 30 kelių ekečių 2 kibimai. O, vėl buvo kibims. Paukštį ir nieko. Vadinas, toj pusėj sukasi čia. Ten kibimukas ir baigės. Paukštį žiūrim čia. Turėjai? Nu, va, kuo daugiau tą galą, tuo geriau kol kas, bet visi kibimai nerealizuoti. Žiūrėsim, kas čia bus. Galbūt labai mažos, dėl to čia taip. Bandysim pasikeisti paskui spalvą. Ir žiūrėsim, gal spalvelė netinka šį kartą, nors turėtų tikt. Keičiame eketėlę. Eisim toliau. Ten pakilęs vandenukas, ledas nusėdo, čia aukštai stovi. Sunkiai kol kas.
Penkiolika pakelimų nieko. Bandysim, čia gerai smagu, nes daug smagiau. Daug smagiau čia bandyt. Gilis vienodas. Oras gražus, saulytė, giedra, vėjuko nėra, smagu. O, kokios žuvis. Vienas žuvis. Jūs matote. Opa, kokia žolytė. Iš karto vien žolė. Nu, tokiu atveju reiks eit toliau. Irgi turbūt žolyčių šiek tiek yra. Ir kur tas margušonis pasislėpė? Kolega kitas gręžia, tai 20 ir vėl bandom toliau. Oho, atsikabino. Pamoka, per daug stabdis atleistas. Ir buvo reikalų. O, dabar pats tas. Kam nepasitaiko. Kas negaudo, tas neklysta. Nu, kitokia švytuoklė, kitokios spalvos, mažesnė. Bandom. Sureguliuojam gylį. Ką yra? Yra špingalėts. Nu va, kolega pagavo. Mažytę vieną. Bandyt reikia suviliot. Spalvą pakeitė, dydį. Ir yra. Ką, vis gręžiuojam toliau, ieškom tų lydekų. Gerai, kad brašas. Man susituko. Labai palengvina. Ledo storis, tai kažkas vau.
Rapalą gylį atsimatuojam. Bandysim su rapalą švituoklį. Dryžuotą šeriam patikdavo. Sekanti eketėlė. Saulutė greitai leisis už medžių. Dar šiek tiek pakilus, bet jau nebe per daugiausiai. O, tokių žolių įkabinta. Išsitraukė šiaip ne taip, o čia kažkokios įdomios žolės, einam toliau. Gerai, čia tokia žolynė. Kabliai visi vietoje. Nu va, kolega pagavo. Nu, paleidžia mažytę. Nu, Bruno, taugi negalima, Bruno. Taip. Vėl gylį reiks reguliuoti, nes susikau. Gylį turim ir pradedam. 15 pakelimų. Eisim sekančią. Liūdna, kol kas labai liūdna, arba nepataikom. Kelios tik mažytės, arba tiesiog šiandien nekimba. Kas čia žolė buvo, ar kas nesupratau. Nu, toks va šeriukas. Nu ką, link krantą keliaujam. Nu ką, žvejybą baigiam. Kolega porą lydekų ištraukė, aš turėjau 5 kibimus. Nepavyko ištraukti vieną šeriuką tik tais. Tai bendrai sezoną uždarėm lydekų. Kibo neįspūdingai, bet buvo tų kibimų. Tai ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit like, subscribe ir susitiksime kitose laidose.